Nauja karta iš tiesų auga sveikesnė. Pasak specialistų, daugelis Lietuvos vaikų vis daugiau lanko sporto užsiėmimų, o tai padeda ne tik gerai jaustis, bet ir geriau mokytis. Aikido gali treniruotis kaip maži, taip ir suaugusieji, nesvarbu kokio amžiaus, taigi galima pradėti nuo 5, nuo 7 metų. Ir treniruotis iki 50, 60, 70, tikrai ribų šitame kovos mene nėra, nes mes nepriversti naudoti fizinę jėgą. Aikido vis dėlto stengiasi tą puolimą neblokuoti, praleisti tą energiją ir tą ataką, su kuria užpuolikas bando agresyviai atakuoti. Ir perleisti visą tą ataką ir naudoti ją prieš jį patį. Taigi leidžia treniruotis stipriems vyrams, moterims, nesvarbu, koks yra fizinis pasiruošimas. Jūs galite matyti labai daug vaikų. Vaikai treniruodamasi aikido, jie ugdo savo koncentraciją, dėmesį, be abejo lankstumą. Ir aplamai, pasportavus kelis metus aikido, jie po to gali laisvai pradėti sportuoti dar kažkokius kovos menus. Ir aplamai gyvenime jausti stipresni. Mokykloje jiems gali sektis geriau, tai turės didesnį koncentraciją, galės greičiau susikaupti, ramiau jausis, ne taip stipriai reaguos į stresą ir šiaip mokės labai ramiai ir harmoningai bendrauti su savo bendraamžiais.